Sveikinamės iš M7 teniso kortų komplekso su Balžeko teniso akademijos vadovais. Tuo metu ir sūnus mano amžinatelis Aivaras buvo tiesiog pažadą davęs ir jis jam, kad padarysim vieną žaidėją iš 100 ir padarėm. Turėjom šiokį tokį, gal kaip pasakyti, konfliktą su Sebarena, nesutarimą, po ko patys grinai priėmėm sprendimą išeiti iš Sebarenos. Tai tiesiog išėjom visiškai į niekur. Akademijos tos užsienio yra labai gerai, jeigu tu nuvažiuoji siekti rezultato, jau paruoštas esi. Bet jeigu tu esi neparuoštas, tai ten sumokėsi labai daug pinigų, bet naudos daug negausi. Tuo labiau, kad įsikūręs šalia Karalienės Mortos mokyklos, su kuria jau dabar bendradarbiaujam labai sėkmingai ir labai turime gerą kontaktą, tai norime padaryti tokį tuo pačiu ir sporto, ir mokslo miestelį.